Sveiki gyvi, mėlyje Alko klausytojai ir žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis, už kameros Arūnas Sartanavičius ir mes toliau kalbiname žmonės pasaulio lietuvių bendruomenės suvažiavime Taujėnų dvare. Ir šį kartą mūsų pašnekovė Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Rasa Cecilija Unt. Labas rytas, Rasa. Labas rytas. Na ir pradėkime nuo to, kad jūs šiandien įspūdingai atrodot, labai gražiai atrodot. Ar tai yra estiškas aprangos kodas? Ne, čia yra viskas lietuviška. Lietuviška. Bet sakykime, man trūksta tokių raštų, tada aš norėčiau, kad čia būtų taip išmarginimų. Ai, va čia apačioje. Čia yra jau stilizuota. Nu, nieko dabar grinai viskas neišeina. O estai kažkaip panašiai gal nešioja irgi? Estai, jeigu jau jie apsivelka, tai savo tautinius drabužius. Puikius, spalvingus ir labai įvairius. Labai įvairius. Na gerai, bet apie drabužius mes galbūt kitą kartą pakalbėsime. Rasa, mes su jumis pažįstami 25 kokie metai jau. Ir jūs štai ilgametė Estijos lietuvių bendruomenės vadovė, bet pastarosius keletą metų man kažkaip neteko lankytis, girdėti tenai. Tai gal jūs man ir papasakotumėte, o kuo šiandien gyvena Estijos lietuviai ir kiek jų yra, daugiau ar mažiau negu tarkim prieš 20 metų? Nu, pas mūsų kaip po bendruomenės nariai užpildė anketas, mokantys narių mokestį, jų sąrašas mažėja. Mes turėjome tremtinių grįžusių į Estiją, Lietuva jų nepriėmė. Taigi turėjau net 14 žmonių, dabar jau jie arba labai pasiligoja, arba amžinatilsi. Žmonių skaičius mažėja, darbai spaudžia, privalo atidirbti jau pilnas dienas, ne taip kaip praėjusį metą. O jaunimas, kuris atvažiuoja, jie neprisideda prie mūsų renginių, jie kažką tai mano savo daryti. O verslininkai, jeigu jie užsiregistruoja ar ateina į ambasadą, jiem to ir užtenka. Mūsų gretos mažėja, mūsų veikla silpnėja, kadangi 2015 metais mūsų bendruomenės branduolys atšventė 35 kultūrinės veiklos metų jubiliejų. Taigi 16 metai atšventė kovo 11 kartu su ambasada, sugiedoję valstybės dieną nedidelėme būrelyje tautišką giesmę, atsisveikinom vasarai, išvažiavom arba poilsiui, arba darbams, tiek kaip aš. Nu ir susitiksime rudenį, kadangi valdyba sutarėm ir esame pasakę, ieškokite savo vadų ar visiškai jaunų ir naujų, arba darom poilsį, nes bet kam mes tikrai netiduosime. Suprantu, Rasa, bet o kaip atsitiko, kad ta vidurinioji karta į bendruomenę neatėjo? Nes aš suprantu, kad yra vyresnioji karta, jaunimas, kuris atsiranda Estijoje, atvažiuoja, jie ten savo keliais vaikšto, bet jūsų vaikai, tarkime. Vaikai kaip vaikai, bet vidurinioji karta buvo ir yra su mumis, inteligentija. Taip. Yra, su jais mes randame bendrą kalbą, jie mus palaiko, jie visur dalyvauja. Taip, kad negaliu skųstis. O mūsų vaikai, kaip ir jūsų visų kitų, išvažinėja po platų pasaulį, nes jau, pavyzdžiui, aš asmeniškai pati parodžiau jam pavyzdį. Išvažiuodama. Kas Suomijoje, kas Norvegijoje, kas šiaip važinėja ir sugrįžta. Tai tiek apie vaikus. O minėjote, kad vis tiek atvažiuoja vienas kitas jaunuolis į Estiją iš Lietuvos, tai o ko atvažiuoja mokytis greičiausiai, ar ne? Taip, kas ten bakalaurus, yra universitetai Tartu mieste, yra Taline, jie pasisėmė daug gerų minčių. Čia jiems patinka, nes Estija visiems patinka, pirmaujanti šalis, kaip jie patys sako. Ir mes daug
patyrėme, išmokome, pasisavinome iš estų, jau pradedant nuo sąjūdžio ir rahvarinio laikų, mes matėme, kaip dirba estai. Taip ir žavėjomės ir tikrai buvo pavyzdys. O sakykite, ar lietuviai gyvena kaip Taline ir Tartu daugiausiai, ar dar kažkokių kitur yra telkinų? Yra, jeigu taip tiesiai pasakius, už maždaug 2000 lietuvių. Tai nemažai? Taip, bet jie įsiskirstė po mažiausius miestelius. Narva, Salos yra, Paidė, Rakverė, Rapla, maži miestelė, bet kaip ir visam pasaulyje nėra šalelės, kur nesirastų lietuviai, kaip čia atvažiavę iš Maltos ir Kolumbijos. Taip, žvirblis ir lietuvis visur sutinkamas. Bet mano didelis nepasitenkinimas, kad Lietuva labai lengvai suteikė Lietuvos pilietybę senelių, prosenelių pagal tą liniją. Ir tie žmonės gyvenantys Estijoje, sako, jie įmėjo zelionį pasportą, bet jie nemoka nei estų, nei lietuvių kalbos, jie šalinasi nuo bendruomenės. Jeigu ateina rinkimai, ką čia jūs man davė, jie nesupranta, jie neperskaito. Tai va tokių piliečių aš nenorėčiau pripažinti. Na taip, o sakykite, ar Estijoje yra rusakalbių problema? Ar gali būti tenai atsirasti kokie nors žalieji žmogeliukai? Nu, pilkieji buvo, su pilkais pasais buvo. Labai ir dar dabar yra, dabar Estija jau... Tai jūs turite omeny, Rasa, pilkieji, tai tie, kurie turi leidimą gyventi? Tie, kurie jiems buvo išduoti pilkieji, halit, pilkieji pasai, o kad leidimą gyventi, tai mes visi turėjome gauti tas ID korteles. O tai pilkieji pasai, tai kam buvo išduoti? Vat būtent rusams, kurie neturėjo jokios pilietybės. Ir jie Europoje gal ir buvo pripažinti, bet jie neturėjo teisės išvažiuoti, jie tiesiog sėslų su savo pilkais. Dabar Estijos valdžia ėmėsi kaip nors žada pasitaisyti. Ir ką padaryti, tai paversti juos piliečiais? Neims ir nepavers, jie turi šitą išmokti, apsispręsti, nes Estija yra naudinga turėti ne rusų piliečių mases, o vis dėlto Estijos. O skirtumai yra dideli, jeigu reiktų, kas įvyktų, reiktų pakelti kurios šalies vėliavą, tai tie esantys Estijos piliečiai, kurie labai... Rusai, kurie moka puikiai jaunimas estų kalbą, abejoju, man atrodo, jie iškeltų savo Putino vėliavas. Bet jeigu kas nors tokiu atsitiktų staigaus. Taip, tai mums reikėtų tik tai melsti, kad ko nors staigaus neatsitiktų. Bet šiaip lietuviai, kurie gyvena Estijoje, jie yra patenkinti. Šalis civilizuota, rami, netgi nuobodi. Esame pakantus, esame patenkinti ir jeigu manęs klausia, tai ko dabar tu čia viena likusi našlė, ko net negrįžti į tėvynę. Taip, tai kodėlgi Rasa negrįžtate į tėvynę? Tai va, man patinka Estijoje gyventi. Na kągi. Aš jau įpratau, vaikai, anūkai, aš čia atvažiuoju kasmet. Tai gražu, vadinasi, sesės yra iš tikrųjų sesės Lietuva, Estija, jaučiamės ten gerai, tai ir labai puiku. Tai Rasa, tai lieka tada jums palinkėti geros kloties, sveikatos ir toliau neškite lietuvišką vėliavą Estijos Respublikoje. Iki pasimatymo. Visados keliu lietuvišką vėliavą, visados pas mane net rankinėje yra kelios, kai kur susitinkame, būtinai esame ne tik viduje, bet ir išorė lietuvių. Kągi, ačiū Jums, Rasa, sėkmės, iki pasimatymo. Ir primenu, kad mes bendravome su Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Rasa Cecilija Unt. Taujėnai, Ukmergės rajonas, pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų atstovų suvažiavimas Audrys Antanaitis, už kameros Arūnas Artanavičius, specialiai Alkui.